Giliųjų venų trombozė yra ypač pavojinga, nes jinai gali būti ne tik izoliuota giliųjų venų trombozė, bet ir tas krešulys esantis giliosiuose venose gali nukeliauti į plaučius. Venų patologijoje pati pavojingiausia patologija tai opos. Ar ta galvos svaigimo priežastis yra vienintelė? Moterims hormonai, kontraceptikai yra vienas iš tų faktorių, kuris didina trombozės riziką. O gali būti, kad trombos pirmasis požymis vėžio? Geras labai klausimas. Pati onkologija iš savęs didina krešėjimą ir chemoterapija taipogi yra didelis rizikos faktorius trombozei. Labadiena, gerbiami Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės žiūrovai ir klausytojai. Šiandien kalbėsimės su gydytoja, kraujagyslių chirurgė Jurgita Adomavičiūtė. Sveiki, gydytoja. Sveiki, malonu. Norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo to, kaip jūs nusprendėte tapti gydytoja. Tradiciškai visų paklausiu ir jūs. Tapti gydytoja aš labai nusprendžiau, neatsimenu kada, nes aš kai pradėjau kalbėti, tai kai manęs paklausdavo, kuo aš būsiu užaugus, mano atsakymas būdavo aukštųjų medicinos mokslų daktarė. Ir taip, nežinau, kodėl aš taip sugalvojau, bet tiesiog taip. Ir manęs paskui niekas nebeklausinėdavo, nes kitokio atsakymo nebuvo. Ir eigoje man buvo aišku, kad aš noriu būti gydytoja. Kokia tiksliai tikrai nežinojau, nebuvau apsisprendus. Bet paskui studijuodama studijų metu internatūroje, kai jau reikėjo rinkti specializaciją, pabuvusi skirtingose specializacijose, supratau, kad chirurgija yra tas sritis, kuri man yra įdomiausia, kurio yra dinamika. Tu gali matyti labai greitą rezultatą, visada gali save pasitikrinti, diagnozę ir operacijos metu rezultatus matydama. Tai man ta dinamika buvo arčiausiai širdies ir tada tiesiog kraujagyslių chirurgija tarsi atrodė tokia subtilesnė, moteriškesnė ir dėl to pasirinkau ją. Gerai, pradėkime apie kraujagyslės kalbėtis. Kokios tos kraujagyslės pas žmogų yra? Pakalbėkime apie anatomiją šiek tiek. Kraujagyslių pas žmogų yra labai daug, ir arterijos, ir venos, ir limfagyslės, ir pačios smulkiausios kapiliarai. Ir visas kraujagyslės ištiesus galima būtų gauti 100 000 kilometrų. Tai reiškia 2 kartus apjuosti Žemės rutulį. Fantastika. Na, o tos kraujagyslės, kaip suprantu, visos gali sirgti tiek venos, tiek arterijos, tiek limfagyslės. Ką kraujagyslių chirurgas daro? Jas visas tyria, gydo ir kokią tą naštą tų kraujagyslių susirgimo padalinus tarp jų visų didžiausia? Kaip jums tai atrodo? Visose kraujagyslėse gali būti probleminės vietos, patologija. Dažniausias spektras, su kuriuo susiduria kraujagyslių chirurgai, tai yra venos. Jos užima populiacijoje bendroji iki 64 procentų. Tai realiai vos ne kas antras žmogus tą problemą turi. Moterų grupėje tai yra 1,5–2 kartus dažniau negu vyrų grupėje. O kodėl? Tai lemia nėštumai pagrindiniai dalykai ir hormoninis fonas. Dėl to nėštumo metu moters pačios svoris auga. Didėja vaisius auga dubenį, jisai spaudžia dubens giliąsias venas, kas blogina veninį nutekėjimą iš kojų. Plus hormoninis fonas yra toks, kad venos neturi tonuso tokio. Ir visa tai lemia, kad moteris tą problemą turi dažniau negu vyrai. Ir su kiekvienu nėštumu ta rizika šiek tiek yra didesnė. Venų lygos, sakot. O arterijos svarbios kraujagyslių chirurgų? Be abejo, arterijos širdis pumpuoja kraują, o kraujagyslės yra tas kelias, kuriuo ateina maistinės medžiagos, deguonis. O venos yra tas kelias, kuriuo iš audinių organų jau panaudotos neefektyvios maisto medžiagos ir CO2 surenkamas ir grąžinamas atgal. Ir taip ratas keliauja, cirkuliuoja.
O arterijų lygos pavojingesnės už venų ligas? Be abejonės. Venų patologijoje pati pavojingiausia patologija tai opos. Galutinė stadija užleistos lėtinės venų lygos. Bet jinai, ta prasme, jau labai reikia užleisti ją, kad iki jos atkeliauti. Kitas dalykas yra tromboflebitai, taip vadinami, arba giliųjų venų trombozė, kurios irgi yra giliųjų venų trombozė, yra ypač pavojinga, nes jinai gali būti ne tik izoliuota giliųjų venų trombozė, bet ir tas krešulys esantis giliosiuose venose gali nukeliauti į plaučius. Ir tada priklausomai nuo segmento plaučių kraujagyslės, kurį užkemša, išeitis gali būti ir letalinės, mirtinos. Kodėl tie krešuliai susidaro? Krešulių priežasčių susidarimo yra daug. Vienas dalykas gali būti mūsų, kaip ir visur, gyvenimo būdas. Sėslus gyvenimo būdas, nutukimas, ypatingai prisideda ilgos kelionės, kažkokios skrydžiai lėktuvų, kurie daugiau trunka negu 4-6 valandas. Gal pagrindinis dalykas, dėl ko formuojasi krešuliai, tai yra taip vadinama Virchovo triada. Yra sąstovis, kraujas susistovi, padidėjęs krešėjimas ir vidinio venos sluoksnio endotelio pažeidimas. Ir šitų 3 faktorių kombinacijoje formuojasi krešuliai. Tai vat visą šitą, ką aš pradėjau kalbėti apie sėslumą, skrydžius, tuo metu nėra judėjimo, nėra cirkuliacijos tokios ir tai turi padidintą riziką trombozei. Rūkymas vienas irgi iš tų faktorių, kuris pažeidžia vidinį venos sluoksnį. Moterims hormonai, kontraceptikai yra vienas iš tų faktorių, kuris didina trombozės riziką. Yra onkologiniai susirgymai, onkologinių susirgymų gydymas chemoterapija, nes pati onkologija iš savęs didina krešėjimą ir chemoterapija taipogi yra didelis rizikos faktorius trombozei. Genetinės ligos yra taip vadinamos trombofilijos, kai žmogus turi įgimtą krešėjimo sistemos sutrikimą, kuris lemia padidintą riziką trombozėms. Tai čia galbūt reiktų paminėti moterims, tai dažniau būna, jeigu yra dažni persileidimai, ne vienas, o dažni yra negyvagimiai arba šeimoje kažkokie buvę daugkartiniai. Yra toks antifosfolipidinis sindromas? Taip. Tai vienas iš jų yra. Bet aš tiesiog plačiau imu visą grupę, tai leidžia įtarti. Ir ypatingai jeigu jau anamnezėje yra arba šeimoje buvusi trombozė, giliųjų venų trombozės, arba plaučių trombembolija, arba ir pačiam žmogui jau yra, tai reikia būti padidinto budrumo, kad patikrinti, atmesti, ar nėra šito momento, nes jeigu jisai yra, tai apsprendžia tolimesnę gydymo taktiką. Ar reikalinga visą gyvenimą trunkantis gydymas kraują skystinančiais vaistais, ar ne. Nes priklausomai nuo diagnostikos, koks tas genetinis sutrikimas yra, tai apsprendžia tolimesnę gydymo taktiką. Bet jūs pradėjot kalbėti, tik tai palėtėte, tik tai pradžią tos temos, man iš karto daugybė neaiškumų ir turbūt daugeliui čia, nes tikrai tai truputį sujaukė protą, jūs pasakėt kontraceptikai, ar ne? Taip. Daug moterų jos vartoja. Ką mes turėtumėm pasakyti šiuo atveju? Medicinoje dabar viskas yra sprendžiama pagal galimą naudos, rizikos naudą, kuri svarstyklių lėkštutę nusveria į kurią pusę. Tai tiesiog pasverti, nes bet kokiu atveju kontraceptikai turi labai didelę riziką ir jeigu mums pasvėrus įsivertinus nauda vis tiek nusveria, tai tada priimti tą, bet turėti omeny ir būti padidinto budrumo. Jeigu yra vienas faktorius, tai padidintas giliųjų venų trombozei vėlgi viena situacija. Bet kai susideda keli rizikos faktoriai vienu metu, tarkim, moteris turi nutukimą, nejudrumą, lėktuvo skrydis, rūkymas, kontraceptikai, tai jau 5 faktoriai. Bet daug žmonių, pavyzdžiui, skraido lėktuvais ilgus atstumus ir
vis tiek tas judėjimo būdas populiarus, ateis vasara ir vėl visi pasipils į tolimiausius skrydžius po 6-7 gal ir daugiau valandų. Ką patartumėte tiem žmonėm? Kaip išvengti trombų formavimas? Tiesiog gyventi gyvenimą ir keliauti ir džiaugtis ir mėgautis. Skrydžių metu reiktų stengtis gerti daugiau skysčių, turiu omeny vandens, pakankama hidratacija turėtų būti, kiek įmanoma skrydžio metu judėti daugiau. Jeigu judėjimas ten kažkaip apribotas neįmanoma, tai tada bent jau sėdint daryti čiurnos judesį, lankstyti karts nuo karto. Va šitie faktoriai yra pagrindiniai. O jeigu yra dar kažkokių papildomų rizikos faktorių arba yra buvusi anamnezė giliųjų venų trombozė, tai tada su savo gydytoju arba su gydytoju kraujagyslių chirurgu pasitarti dėl papildomo apsauginio fono tuo periskrydžiniu laikotarpiu, kad naudoti skystinančius vaistus, jeigu yra labai didelė rizikos. O tie pacientai, kurie turi vartoti skystinančius vaistus, tai greičiausiai jie turės juos vartoti visą gyvenimą? Nebūtinai. Visą gyvenimą vartoti kraują skystinančius vaistus kaip indikacija esant giliųjų venų trombozei turėtų tik tai labai siaura grupė žmonių arba tie atvejai, kurie turi įgimtas krešėjimo sistemos sutrikimus lemiančius labai didelę riziką trombozei. Tai čia ištiria hematologai atlikę labai detalų specifinį ištyrimą arba genetikai nustatę tą patologiją, tai labai siaura grupė. Ir kiti atvejai, kuomet yra anamnezėje aukšta, taip vadinama giliųjų venų trombozė buvusi, arba yra plaučių trombembolija buvusi, arba ne viena, dvi ir yra didelė rizika, arba yra onkologinis susirgimas. Tai iki esant dideliai giliųjų venų trombozės rizikai yra ilgalaikė antikoaguliacija taikoma. Tai kadangi kraujas iš galūnių sugrįžta venomis ir mes greičiausia galim pasakyti, kad jeigu tu turi kojose problemą, tai ta problema gali tapti kartais ir katastrofa, ar ne? Ir kraujagyslių chirurgui čia yra iššūkių. Kaip dažnai tokie pacientai pas jūs praktikoje, kuriuos tiesiog jūs pagaunat, kad ten yra trombas ir laiku paskiriate tą gydymą. Ar žmonės dažniausiai jau ateina po to, kai jiems įvyksta jau kažkas, pavyzdžiui, plaučių embolija ir tada jie susirūpina trombais? Tokių visai atsitinktinių asimptominių atvejų, kad būtų giliųjų venų trombozė, tai labai retai. Paprastai netgi ir taip vadinamos distalinės žemiausiose kojų dalyse, blauzdoj esančios trombozės, netgi ir jos duoda skausmą. Tik tai kartais to skausmo iki galo niekas neranda priežasčių, neišaiškina, bet netgi ir tai būna skausmas. Viskas priklauso nuo tos srities, kurioje susiformuoja trombas. Jeigu jisai susiformuoja aukštai klubinėse venose, šlaunies venose, tai vienareikšmiškai būna gana klasikinė simptomatika. Būna didžiulis skausmas, būna tinimas ir būna pėdos cianozė, taip vadinama mediciniškai melsvumas. Tai labai klasiškai, todėl kad nenuteka iš kojos veninis kraujas ir simptomatika ta būna audringa. Tokį pacientą turėtų pamatyti kraujagyslių chirurgas? Būtinai, bet paprastai toks pacientas jisai ieško pagalbos tikrai, nes labai išreikšta klinika yra. Arba jisai patenka pas šeimos gydytoją ir šeimos gydytojas įtardamas skiria jau gydymą ir siunčia pas kraujagyslių chirurgą. Arba pas neurologą. Rečiau. Čia priklauso jau nuo šeimos gydytojo fantazijos, bet manau, kad labiau eina tuo keliu, arba siunčia pas kraujagyslių chirurgą, arba siunčia skubos tvarka pas kraujagyslių chirurgą į priėmimo skyrių. Vis tiek patenka. Vis tiek, manau, kad visko gyvenime būna visokių atvejų medicinoje,
Bet tokie pacientai, manau, tikrai patenka. Va tie, kurie yra distalinėse dalyse trombozės atvejai, jie gali taip ir likti neišaiškinti, nes būna skausmas, jeigu tas trombas nedidėja, krešulys nekeliauja į viršų, tai jis ir gali būti toks, savaime apribotas. Ką darot tada su tuo trombu? Radot trombą kojoje? Jeigu mes randame, diagnozuojame giliųjų venų trombozę, yra skiriamas konservatyvus paprastai gydymas. Vaistais. Kraujas skystinančiais vaistais, kompresinė terapija. Čia kojinės. Taip. Kompresinės kojinės, judėjimas, skysčių gėrimas ir visa profilaktika. Va dar klausimas dažnas pacientų, kaip su tom kojinėm, kokią kojinę reikia pasirinkti ir kas gali parinkti teisingai. Kompresinė terapija geriausia, kad parinktų, apspręstų kraujagyslių chirurgas. Kodėl? Todėl, kad jeigu tai yra jaunas žmogus, arterinės patologijos tikimybė yra, sakykime, arba minimali, arba jos beveik nėra, bet jeigu tai yra vyresnio amžiaus žmogus, ypatingai jeigu jisai rūko, jeigu jisai turi cukraligę, jeigu jis turi hipertenziją, mes turim riziką, kad yra aterosklerozė pažengusi ir yra kraujotakos arterinės nepakankamumas. Ir mes uždėję kompresinę kojinę galim gauti situaciją, kuomet pablogėja dar arterinė kraujotaka iki audinių žuvimo nekrozių. Žodžiu, gydėm venų problemą, o sugadinom dar papildomai arterijas. Nesugadinom, tiesiog arterinės kraujotakos nepakankamumas buvo tylus, asimptominis, mes uždėjom ir gavom jau simptomatiką, nes arterinės kraujotakos nepakankamumo viena iš galutinių stadijų yra nekrozė, nekrozės, gangrenos, tai mes tiesiog labai paspartinom. Tai, mėly žiūrovai ir klausytojai, noriu visiems pasakyti, kad jeigu jums reikia kompresinės terapijos, kompresinių kojinių, kreipkitės į kraujagyslių chirurgus ir nepamirškite prenumeruoti Sveikatos virtuvę. Jurgita, o kaip jums atrodo, kai pacientai jau taiko visus tos metodus įmanomus gydymo paskirtus, ar jie turėtų sugrįžti, pasižiūrėti, kada turėtų įvertinti, ar tas trombas jau kažkokiu būdu nebepavojingas? Kaip jūs elgiatės tokiu atveju? Paskiriat gydymą ir kas toliau? Jeigu yra nustatyta giliųjų venų trombozė, tai tas žmogus jau nėra taip paleidžiamas visiškai. Jam yra nustatyta giliųjų venų trombozė, yra paskiriamas gydymas ir jeigu jo būklė yra stabili, jeigu nėra įtarimų, kad tas krešulys galėjo nukeliauti į plaučius, tai tada jis yra paleidžiamas su tuo gydymu 3 mėnesiam. Rekomendacija yra papildoma, priklausomai vėlgi nuo amžiaus, nuo gretutinių ligų, išsitirti dėl onkologinių susirgymų, nes kaip jau ir anksčiau minėjau, onkologija yra viena didelė grupė, kuri gali būti trombozių priežastim. O gali būti, kad trombos pirmasis požymis vėžio? Geras labai klausimas. Aš esu turėjus vieną tokį pacientą, labai ekskliuzyvinį, nes atsimenu 40 kelių metų ir jis pas mane ateidavo ten kas mėnesį, ar kas 2, ar kas 3 ir vis kitoj vietoj paviršinių venų tromboflebitas. Rankoj, kojoj ir aš jam vis sakydavau, ieškot onkologijos. Ir kažkaip pradžiai tos onkologijos jam nesurado, bet po pusmečio jam išlindo hematologinė onkologija. Nebūtinai nenoriu nugazdinti visų ir kad bet koks, nebūtinai giliųjų venų trombozė, gali būti tiesiog paviršinių venų trombozė su uždegimu ir tai gali būti vienas iš pirmųjų simptomų, kad yra kažkoks onkologinis fonas. Tai pirmiausia, mes išleidžiam su ta rekomendacija, kad atmesti. Medicinoje labai svarbu kartais visas pavojingas ligas atmesti, o jeigu jau yra jos, tai kuo anksčiau jas pagriebti ir taikyti savalaikį gydymą. Gerai, tai sakėt 3 mėnesiai, taip? 3 mėnesiai, jeigu yra įtarimas, kad yra nukeliavęs į plaučius, tai tada siunčiam pas kardiologus arba pulmonologus, nes jie dalinasi šitą sferą dėl patvirtinimo arba atmetimo, kad nėra krešulių plaučiuose. Ir kartais būna tokių situacijų, kuomet yra kliniškai įtarimas, kad gali būti nukeliavę į plaučius,
Bet yra labai daug situacijų, kur kliniškai yra visiškai tylūs asimptominiai atvejai ir nusiuntus jie pasitvirtina. Tai vėlgi ta gydymo taktika toliau dėl plaučių prižiūri kardiologai arba pulmonologai, jie dalinasi tarpusavį. Bet ilgalaikiai perspektyvoje dėl komplikacijų, dėl plautinės hipertenzijos yra labai svarbu, kad vėl būtų kažkoks sekimas, jeigu tas krešulys yra stambioj kraujagyslė ypatingai. Na, iš tikrųjų, gana daug informacijos vien tik tai apie vieną ligą, o ligų daugybė. Net nežinau, apie ką čia tęsti, turbūt mes kalbėtumėm gal, pavyzdžiui, jeigu apie kitas venų ligas, tai jų yra irgi daugybė. Pavyzdžiui, trofinės opos. Trofinės opos, jų kilmė įvairi. Gali būti arterinė, gali būti veninė, gali būti tiesiog infekcinis fonas. Ir kartais būna visos trys priežastys viename. Klinika, objektyvus ištyrimas, mūsų auksinis standartas dvigubos skenavimo tyrimas, kuomet įvertinamas. Kas aparatas? Čia yra echoskopas, kuris Doplerio pagalba yra siunčiama banga į kraują, atsimuša nuo eritrocitų. Ir tas pakitęs dažnis yra fiksuojamas ir tuo būdu yra nustatoma kraujo tėkmės kryptis, į kurią pusę galima nustatyti greitį, galima nustatyti, ar yra taip vadinamų nuosėdų, atsidėjimų, susiaurėjimų kraujagyslėse, ar yra, kalbant apie venas, ar yra vožtuvų pakenkimas, ar yra jų nesandarumas ir visą tai galima fiksuoti realiuoju laiku. Skirtingose lokacijose yra, aišku, dubens lokacija, kur pakankamai sudėtinga, iššūkių yra echoskopui efektyviai ištirti, ypatingai jeigu yra hipersteninės konstitucijos pacientas, tai tada šiek tiek sudėtingiau, bet tada mes turime... Kokios čia žmonės nesupras? Labiau nutukęs, labiau turintis viršsvorį, tai arba dar prisideda ir kai žmogus yra pavalgęs, ypatingai jeigu yra turintis viršsvorį, tada sudėtingiau įvertinti gali būti. Na ir kaip jūs gydote trofinės opas? Trofinės opos gydomos priklausomai nuo jos priežasties. Jeigu tai yra arterinė, tai pagrindinis yra atstatyti kraujotaką, kaip įmanoma. Priklausomai, ar tai yra susiaurėjimas, ar tai yra visiškas užakimas, yra spektras mūsų kraujotakos atstatymo didelis nuo minimaliai invazyvių būdų, taip liaudyje vadinamų vamzdelio įstatymų, kad atstatyti praeinamumą. Ta galima daryti netgi esant pilnai užakusiam spindžiui. Galima šuntavimo operacijos, galimas ir jeigu ten kažkokia labai nedidelė opelė, o kraujotakos tas nepakankamumas yra nedidelis dar, susiaurėjimas yra tik tai galima bandyti pradėti nuo konservatyvaus gydymo, parinkus tinkamus tvarsčius, paskyrus tam tikrą medikamentinį gydymą kraujotaką gerinančiais vaistais, galima bandyti užgydyti tas opas. O tvarsčio parinkimas? Mums, pavyzdžiui, šeimos gydytoms aktualus klausimas, kada skiriami tvarsčiai, jie būna irgi truputį skirtingi. Ką jūs apie juos galėtumėte? Aš manau, kad pirmiausia, tai esant jau išopėjimui būtų visai gerai, kad žmogų pamatytų kraujagyslių chirurgas ir įvertintų, kokia yra situacija su arterijomis, nes jeigu yra pažengusi liga ir yra reikšmingi užakimai, tai pirmiausia reiktų tvarsčiai, čia nėra pirmo pasirinkimo gydymas. Turi pamatyti kraujagyslių chirurgas ir jeigu reikalinga yra taip vadinama revaskularizacija, kraujotakos atstatymas, pirmų įpų ją atlikti, o tik po to ilgame periode jau suskirti gydymą, tvarsčius koreguoti, bet pirmiausia kraujotakos atstatymas. Kitas dalykas, kartais būna tiesiog dėl venų patologijos yra opa. Bet arterinės opos ir veninės opos irgi turi tam tikrą savo charakteristiką, specifiką. Yra lokacijos, kur būdingos veninėms opoms. Vėlgi, jau gretutinės ligos gali predisponuoti. Žmonės sergantis cukralige, jie dažniau turi arterinės problemas, arterijų užakimus.
Tai vat visas šitas spektras ir lemia daugiau, bet manau, pirmas pasirinkimas, jeigu yra OPA, tai jau jinai yra lėtinė, užsitęsusi, nusiųsti pas kraujagyslių chirurgą, kad jisai vertintų situaciją. Ir galbūt ten viskas yra tvarkoj. Ir galim toliau tęsti šeimos gydytojo priežiūroje, keisti tvaršius ir sėkmingai sugydyti. Bet OPA tai jau turėtų būti aliarmo signalas, kad yra kažkas negerai su kraujotaka ir tai įvertinti turėtų kraujagyslių chirurgas. Tai pasirodo, venos ir kraujagyslės susiję ir netgi tos pačios ligos gali apimti ir vienas ir kitas. Taip, ir pavyzdžiui, kalbant apie, mes labai mažai kalbėjom apie limfinę sistemą, limfagyslės, tai venos ir limfinė sistema yra sukibusios kaip dvynės ir kartais ta diferenciacija, kur yra labiau limfinė sistema, kur yra labiau veninė sistema, pradinėse stadijose galima gana lengvai atskirti. Bet pažengusiose stadijose, tiek veninėse pažengusiose pakenkiama ir limfos nutekėjimas. Kas tada atsitinka, kai nenuteka limfa? Kai nenuteka limfa, tuomet pirmas tai tinimas yra. Tinimas, bet jisai, kai nenuteka limfa, prasideda nuo pirštų, nuo pėdų. Pirmiausia. O veninis, kai sutrinka nutekėjimas, tas patinimas dažniausiai būna blauzdos apatinėse dalyse. Bet paskui vėlesnėse stadijose, kai ta limfa nebenuteka, jinai kaupiasi audinių skystis, prasideda uždegiminiai procesai, proliferacija fibrozinio audinio, spaudžia venas, tai tada jau vėlgi trikdoma ir veninė kraujotaka. Tai dėl to sakau, kad kartais jos viena su kita labai glaudžiai persipinusios, pačioj pradžioj galima gana lengvai atskirti, bet pažengusiose stadijose tai jau labai sudėtinga, nes viena su kita labai glaudžiai mimikuoja. Na, tai tokia trejybė kraujagyslių chirurgija, limfagyslės, venos, arterijos. O čia vėlgi to nutekėjimo problema dažniau sprendžiama chirurginio įsikišimo ar medikamentinio? Kaip jūsų praktikoje? Viskas priklauso nuo stadijos, kokia stadija yra, nuo paciento lūkesčio, nes veninė patologija, vėlgi grįžtant, dažniau turi moteris. Dažniau tai būna estetinė problema, kai ryškėja venos, atsiranda veniniai mazgai ir estetinis faktorius būna ne paskutiniai vietoj. Tai pagal kraujagyslių chirurgų priimtas gairias, tai yra rekomenduojama intervencinis gydymas nuo mūsų taip vadinamos jau antros stadijos, kada atsiranda veniniai mazgai. Vėlgi tai priklauso, ar yra klinika, ar yra simptomatika, ar nėra simptomatikos, nuo žmogaus lūkesčio pasirinkimo, ne viską būtinai išoperuoti. Bet auksinis standartas tokioj stadijoje jau prasideda šiais laikais minimaliai invazyvi chirurgija. Operavimas gali būti arba lazeriu, arba radiodažnuminė abliacija, arba specialiais klijais. Klijais? Kaip tai atrodo? Iš esmės, principas jų yra visų tas pats, nes tai yra minimaliai invazyvi operacija, punktuojama vena, į ją įvedama medžiaga arba klijai, arba specialus zondas radiodažnuminis, arba lazerio šviesolaidis ir paveikus venos sienelę iš vidaus, jinai yra uždaroma. Ir kraujotaka nesutrinka dėl to galūnės? Toje venoje kraujotaka nebevyksta, bet kadangi jinai buvo defektyvi, jinai kokybiškai savo funkcijos nebeatliko, tai jos funkciją perima giliosios venos. Ir apskritai žmogaus organizme tik tai 10% veninės kraujotakos vyksta paviršiniam venom, o visa kita vyksta giliosiom venom ir žmogaus organizmas taip unikaliai sutvertais, kad jisai iki begalybės stengiasi kompensuoti bet kokioj situacijoje. Ir netgi kalbant apie tas giliųjų venų trombozės, kurios yra, jos kai kurios tas trombas ištirpsta ir būna taip, kad ištirpsta 100%,
Būna taip, kad ištirpsta 100%, bet vis tiek yra pažeidžiami vožtuvai. Bet tas nesandarumas, nepakankamumas santykinai mažas ir labai geras rezultatas, bet būna taip, kad tas trombų ištirpimas būna labai minimalus. Ir vis tiek tose situacijose organizmas tengiasi kaip įmanoma kompensuoti, formuojasi aplinkinės naujos venos, kurios bando padėti ir atlikti funkciją. Tai šitoj vietoj bijoti, kad uždarius tą pagrindinį paviršinės venos kamieną sutriks kraujotaka, tikrai nereikia. Tai yra saugus, efektyvus būdas, jo pirminė sėkmė yra iki 97–98%. Tik tai tiek, kad venos yra didžiąja apimtim genetiškai nulemta liga ir nuo jos yra nepasveikstama. Šita operacija jos neišgydo radikaliai, nes pas žmogų tų venų gali būti ne viena. Tie pagrindiniai kamienai yra, sakykime, 2 kojose, bet tie patys kamienai būna tokių atvejų, kad jie yra ne vienas, o keli. Ir praėjus tam tikram laikui, arba tas kitas kamienas, arba kitos šakos gali vėl išsiplėsti. Ir yra atvejų tokių, kur vėlgi iš smulkios kažkokios šakelės, taip vadinama neoangiogenezė, kuomet vėl susiformuoja nauja vena ir jinai plečiasi. Man labai įdomus klausimas apskritai apie venų varikozę. Čia ir medikų bendruomeniai kartais tokia diskusija, galima sakyti, estetinė problema ar tai medicininė problema. Pacientai kartais pasimeta, tai ar man jau kreiptis pas kraujagyslių chirurgą, ar man dar laukti toliau, ar man operuotis, ar man gyventi su tuo ir pažiūrėti, kas toliau bus. Vat ką jūs atsakytumėt šiem žmonėm, kurie diskutuoja apie tai? Manau, kad vienareikšmiško atsakymo nėra, todėl kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir kiekvieno žmogaus simptomų spektras, skausmo slenkstis yra labai skirtingas. Tai aš manau, kad pirmas žingsnis yra patekti pas kraujagyslių chirurgą, įsivertinti situaciją, o tada žinant viską, niekas nepuola operuoti, ne viską reikia išoperuoti. Ir būna labai daug pacientų, kurie su taip vadinama 2, 3 stadijos venų varikozė, kuomet yra mazgai, kuomet yra jautinimas. Kartais jie sako, kad aš nieko nejaučiu, man viskas yra gerai, man dėl estetikos, aš nenoriu. Vis tiek tai yra kontraktas tarp gydytojo ir paciento ir reikia išsiaiškinti, koks lūkestis pirmiausia yra iš paciento, ko jisai nori. Ir jeigu jam yra labai svarbus estetinis momentas, tai mes esam tam, kad padėti, jeigu yra jau simptomatika. Kartais būna echoskopiškai matomas išsiplėtimas ganėtinai nedidelis, bet žmogus jaučia labai išreikštus simptomus veninius ir tipinius. Tai čia visada reikia varijuoti balansas tarp lūkesčio, ko pacientas nori ir kur mes galim padėti tikrai, kad būtų geras efektas. Nes vėlgi dar tas spektras simptomų, jis yra labai didelis ir ne visi skausmai nulemti yra arterijų ar venų. Gali būti neurologiniai, gali būti sąnarių skausmai, raumenų. Tai diferencijuoti, jeigu mes turim gydyti veninę priežastį ir jeigu tai yra susiję su venų problematika, tai tas gydymas yra tikrai efektyvus, minimaliai invazyvus, žmogus išoperuojamas vietiniai nejautroj, ateina savo kojom ir išeina savo kojom po operacijos ir grįžta visiškai įprastinį gyvenimo ritmą su minimaliais apribojimais, kad nebūtų ankstyvuoju po operacinių laikotarpių skrydžių ir nebūtų kažkokio intensyvaus fizinio krūvio ar sporto. Na, iš tikrųjų, tiek daug šiandien kalbėjome apie venų ligas, bet prieš pokalbį sakėte, kad arterijų lygos daug baisesnės palyginus su tuo, ką mes čia kalbėsim apie venų ligas. Vienareikšmiškai. Gal ką nors pasakytumėt apie jas irgi? Arterijos glaudžiai susijusios su aterosklerotiniu procesu. Tai vienas, sakykime, iš pagrindinių priežasčių. Gal reiktų dar paminėti
tokią nemažą grupę arterijų išsiplėtimą, aneurizmas, kurios gali būti skirtingų lokacijų, gali būti smegenų, bet čia jau neurochirurgų zona, širdį tai kardiochirurgų, o visa kita mūsų. Tai dažniausios tos arterijų išsiplėtimo lokacijos, tokios tipiškiausios, dažniausios tai aorta. Jinai gali būti įvairiose srityse išsiplėtusi, tiek krūtininė, tiek pilvinė ir dažniausiai pakinklio arterijų. Bet pačios skausmingiausios, pavojingiausios išeitis ir komplikacijos tai yra aortos. Nes tai gali sukelti jos, jeigu jinai didėja, auga, niekas su ja yra nedaroma, jinai plyšta ir tada kraujavimas labai masyvus, kadangi tai stambiausia žmogaus kraujagyslė ir labai arti mirtis. Tai yra pavojingiausia. Pakinklio arterijų aneurizmos, jos tokių nukraujavimo prasme pavojaus nesukelia, bet jos gali sukelti labai didžiulį staigų kraujotakos nepakankamumą, kuomet koja yra nepasiruošusi, buvusi sveika kraujotaka staiga užsikemša, užsitrombuoja tą aneurizmą ir nevyksta kraujotaka. Tai vėlgi labai pavojinga situacija dėl galūnės išsaugojimo. Nes jeigu staiga užsitrombuoja pakinklio arterijos aneurizmą, gali tekti prieiti iki galūnės amputacijos. Tai čia pati pavojingiausia. Tai tiesiog, kad tas spektras būtų nuo pavojingiausių papasakojau, o apie kojų arterijose dažniausiai lokalizuojasi aterosklerotiniai pakitimai, jie labai glaudžiai susiję su cukriniu diabetu, labai glaudžiai susiję su rūkymu, su arterinė hipertenzija ypatingai blogai kontroliuojama, su hipercholesterolemija, kai turim padidintą cholesterolį, negydoma, nekontroliuojama. Tai tas gali vesti prie kraujotakos nepakankamumo. Jisai varijuoja nuo ligos sunkumo stadijos. Pačioj pradžioj gali nejusti žmogus jokių simptomų. Ir gana ilgą laiką, netgi esant kažkokiems susiaurėjimams, organizmas kompensuoja ir žmogus nejaučia nieko. Paskui po tam tikro laikotarpio pradeda atsirasti nusiskundimai krūvio metu. Fizinio krūvio metu, lipant laiptais, kopiant į kalną, bėgant, intensyviau einant. Vėliau gali jau ir tiesiog einant ir ilgalaikiai trumpėja tas atstumas, kuris nueinant atsiranda skausmas. Tai tas skausmas varijuoja, gali jisai priklausomai nuo to, kurioj vietoj yra arterijoje problema. Jeigu problema yra klubinėse arterijose, tai gali būti skausmas, kad atsiranda sėdmenyse krūvio metu, šlauny, arba tik tai šlauny, blauzdoj, bet šlauny ir blauzdoj jau atsiranda esant žemesniai lokacijai užakimo. Tai čia pradinėse stadijose. Vėliau tam kraujotakos nepakankamumui progresuojant, arterijai pilnai užsikemšant, gali atsirasti pastovus ramybės skausmai. Ir vėlgi iki tų pačių trofikos sutrikimų, iki gangreninių pakitimų. Gangrena tai yra pajodavę pirštai, pajuodusi kojytė. Ir tenka amputuoti. Priklausomai nuo lokacijos, kiek yra išplitę tie gangreniniai pakitimai ir kokia yra situacija su arterijomis. Ar mes galim atstatyti kraujotaką? Jeigu yra tokia galimybė, tai pirmiausia tikslas yra atstatyti kraujotaką. Ir po kraujotakos atstatymo praėjus, priklausomai nuo situacijos, kiek ten klinicistas įvertina, kokia yra situacija, tai ar ten kelių dienų, ar savaitės, ar dar šiek tiek daugiau laiko reikia, kad atsiribotų sveiki ir nesveiki audiniai. Ir tada yra priimamas sprendimas, kiek pašalinti tų nesveikų, negyvybingų audinių. Bet tikslas yra atstatyti kraujotaką. O dabar noriu pristatyti Vilnelės klinikų ambasadorės Agnės Grigaliūnienės klausimą.
Vyresnėme amžiuje, kuomet vyresniam žmogui svaigsta galva, dažnai visuomet tai yra nurašoma dėl to, kad tarsi užsikimšo kraujagyslės ir dėl to žmogui tam galva svaigsta. Ar ta galvos svaigimo priežastis yra vienintelė, tai yra dėl sutrikusios kraujagyslių veiklos, ar yra ir kitos priežastys? Ir jeigu jau atsakinėjome šitą klausimą, tai galbūt daktarė galėtų dar patarti, kokios priemonės, ypatingai vyresniam amžiuje, galėtų padėti kasdienoje, kad vyresnių žmonių galvos mažiau suktųsi. Labai geras klausimas. Tai galvos svaigimas yra toksai bendras dalykas, kuris gali turėti labai daug priežasčių, dėl ko gali būti galvos svaigimas. Tiek kardiologinės kilmės, tiek neurologinės kilmės, tiek ausų, nosies, gerklės problemų dėl vestibulinio aparato. Tiek sisteminių dalykų gali būti ir dėl žemo hemoglobino, dėl spaudimo kitimų ir kitų sisteminių ligų. Tai tiesiog pirmiausia diferencinė diagnostika šitoj situacijai, o kitas dalykas gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija, įvertinti, kokia yra reali situacija kaklo kraujagyslėse. Ar yra kažkokių reikšmingų susiaurėjimų, nes galvos svaigimas nėra tas specifinis kaklo kraujagyslių susiaurėjimų simptomas, vienintelis specifinis. Tai reiktų tiesiog įvertinti, kokia yra reali situacija ir jeigu yra aterosklerotiniai pakitimai, tai pagrindinis dalykas aterosklerozės gydymas. Sukoreguoti arterinį kraujo spaudimą, gera cholesterolio kontrolė, sveikas gyvenimo būdas, sveika mityba, judėjimo daugiau, rūkymo atsisakymas, gera miego kokybė, darbo ir poilsio režimas sureguliuotas, tai čia yra pagrindiniai, jeigu nieko reikšmingo nėra. Jeigu yra reikšmingi susiaurėjimai, tai tada priklausomai nuo to, kokie susiaurėjimai kur, gydytojas kraujagyslių chirurgas sprendžia, ar pakanka dar medikamentinio gydymo, ar reikia kažkurį laiką pasekti, pažiūrėti ir tada didėjant spręsti dėl intervencinio gydymo. Nes šitoj zonoje intervencinis gydymas, jisai turi irgi savo rizikų, nors kaklo kraujagyslių susiaurėjimas yra vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių išeminiam insultui įvykti, bet intervencijos čia šioje zonoje irgi turi savo iššūkių, kad per intervencinių laikotarpių gali įvykti tokių komplikacijų kaip insultas. Tai tiesiog pasverti rizikos ir naudos žalą ir įvertinus, kad jau yra tas laikas intervencijai, ją atlikti. Bet pirmas žingsnis vis tiek yra įvertinti kaklo kraujagyslės. O pavyzdžiui, šaltos galūnės, pėdos, rankos, ar jos indikuoja, kad reiktų kreiptis pas kraujagyslių chirurgą? Galima pasikreipti pas kraujagyslių chirurgą ir įvertinti tą, ar nėra kažkokios problematikos, bet nebūtinai. Tikėtina, kad gali būti tiesiog polinkis žmogaus į žemesnį kraujo spaudimą. Yra tam tikrų ligų, kurios sukelia smulkių kraujagyslių spazmus ir gali provokuoti galūnių smulkių šalimą. Tai tiesiog tą priežastį atmesti, bet manau, kad pas kraujagyslių chirurgą esant šalimui galima pasitikrinti ir įvertinti, jeigu yra kraujotaka gera, tai viskas pasidėti pliusą, kad su ja viskas yra tvarkoje ir ieškoti kitų priežasčių, nes šalimas gali būti ir dėl neurologinių dalykų. Iš tikrųjų labai daug mes aptarėme temų ir daug pasikalbėjom. Galbūt turite kažkokių tai palinkėjimų arba kažkokių žodžių pacientų bendruomeniai, ką jūs turėtumėt pasakyti temomis liečiančiomis kraujagyslių ligas jiems? Aš manau, kad visiems pacientam reikia džiaugtis gyvenimu, keliauti, mėgautis, rūpintis savim, mylėti save ir save prižiūrėti. Mes juk ir automobilį karts nuo karto nuvežam į tech apžiūrą. Tai tiesiog rūpintis savimi, sveikų gyvenimo būdu ir nėra stebuklingos piliulės, kurią išgėrus mes įgausim sveikatos.
mūsų gyvenimo būdas, mūsų sprendimai, mūsų pasirinkimai lemia mūsų sveikatą. Viskas yra mūsų rankose. Taigi, mylėkite save, rūpinkite savim, neblogiau negu savo automobiliu, sako gydytoja Jurgita Adomavičiūtė. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir klausiusiems.